Oi. Labas rytas, kaimo žmonės. 8 valandas rytą prisimegojau, baigtų. O dabar ką, metas judėti? Esam kapsulį. Niekas nesikeičia. Pietų Korėja. Niekas nesikeičia. Bandysim kažkokių nuotykių šiandien išpešti. Saulutė šviečia, geras oriuks šiandien. Reik šutinti. Visi jau išlėkė. Viens pats šelikau vėlyvas. Už langą jau įsidėnuoja po biškį. Oriuks pasaka. Reik biškį susitvarkinti čia savo chaosą ir tepam slides. Čia kriauklikės, tulikiuks, ledas, dušiukai, ledas. Keista taip jeigu du nepažįstami žmonės tiesiog taip praustos. Bet nėra skirtumo, aišku, šiaip ledas iš vis pigiausias hostelis, kokiame esu buvęs, bet atrodo ir tvarkingiausias šitoj šaly. Okay, let's go. Leidžiamės į apačią, čia yra kažkokie kavinukė, sausainiukai. Atsigersim kavutės vardan geros dienutės, suvalgysim sausainiuką ir išsiaiškinsim, kaip čia, kur čia, ką čia. Kažkur autiką reiks dabar man čia ieškotis, reik pasipildyti autiką kortelę, žodžiu, kažkokių tokių minimės įvykių ir nusipirkti kažkokių sneksų ir varom į kažkokį nacionalinį parką, jeigu bus atidaryts vardan tų gaisrų. Opa! O čia ta vietinė kavinikė, tokia nepigi visai iš tikrųjų, bet tokį bunduliuką susileisiu, manau, kad čia jau daugiau nieko nebenorės. Ir mano pusryčiukai labiausiai neramin, kad tokį puodą kavos pripylė juoduos amerikanų. Čia galima neištikti jau panikos priepuolis. Nieko nepadarysi, kas nerizikuoja, tas neger kavikės, kai sako, kas nerizikuoja, tas neger šampaną, kai sako. Kas jau ką nori, tas tą geri, važiuojam. Ir opa. Dėl copyrightų nelabai galiu čia filmuoti, nes muzika garsiai groja. Bet kertam ir judam. Kelias misikės reik dar įvykdyti. Žodžiu, išeisim į lauką, pašnekėsim. Tuoj iškremtų greitai, raunu kavikas ir išaiškinsim viską. Taip. Labas rytas dar kartą. Esame Sokčio miestelį, kaip jie vadina, Sokčio. Ir niekai spūdinga, prie jūros, kažkoks žvejų, kaip visada dideli pastatai, kaip visada viskas kvep žuvim, nėra ką valgyti ir jo, šalta biški, bet šiandien žiauriai geras oras, taip kad varom į nacionalinį parką, nežinau ar veiks dėl gaisrų ar įleis, bet vis tiek varom, kadangi geras oras, reik mėgautis oru, saulutė, tepam slides. Dabar reikia laukti autiką. O kokią autiką nieks nežino, per daug nesigilinu, nueisim į stotelį ir išsiaiškinsim. Dabar biški prasivaikščiosim. Trumpam čia reikia eiti susirasti bankomatą, iš kur galėčiau biški nusimti pinigų ir pasipildyti savo autobusą kortelę. Keistai kažkaip čia veikia. Negali su kortelė pasipildyti kortelės. O bankomatai ne visur mano veik, nežinau kodėl. Revolutą dabar naudoju, bet irgi koks trečias aparatas tik tais veik, visas funkcijas išbandau. Kažkodėl, nežinau, dėl kažkokių priežasčių. Gal dėl to, kad Mastercard yra, o ne Visa. Visą laiką turiu su bankais problemų, nežinau, kaip čia tą išspręsti. Kur be keliaučiau visą laiką, tai duot, tai neduot, tai im, tai neim. Žodžiu, visą laiką problemas. Reik visada turėti kešą. Visada reik turėti kešą. Šiandien oriuks pasaka. Svarbu, kad nelytų. Aišku, vėjuks nemažas. Galbūt, kad nacionaliniam parke iš vis ten skersvėjai pūs. Bet neaišku. Negali čia nuspėti, kadangi prie jūros esam. Gal dėl to tas vėjas jau viskas jūra už gatvės. Tai tas tikrai priduoda. One eternity later. O kokių 4 bankų, pagaliau. Nesuprantu, kas yra. Nė vienas bankomatas nenori priimti mano Revolutą kortelės. Bet vieną radau, viskas gerai. Išsikeičiau babkių, vėl esu turtingas. Ir skutam į stotelę, laukiam autiką. Važiuojam. Patirinėsim miestą, gal grįžę vakare ar po pietų, kada čia pavyks. Niekai spūdinga, čia sakau, papras. Nėra čia ką veikti tose miestuose iš viso.
vaikščioti, ką čia privaikščiosi, neįdomu po miestą vaikščioti. Paprastasis miesto gyvenimas, kaip ir minėjau, dabar Korejoje gan prasta situacija demografinė, tai atrodo, ką vien pensininkai, žinokit. Aišku, jauni žmonės dieną dirba, bet šiaip visumoje iš tikrųjų statistiškai tai labai prasta situacija yra. Jei neklystu, sakau, apie 100% vien pensininkų yra šitoj šaly, tai jaunims turi dirbti, kad išlaikyti pensininkus. Nu, aišku, čia kaip ir visuose šalyse, bet kiek domėjaus, tai kad 2060 metais, jeigu viskas taip trendins kaip dabar, Pietų Korėjai gali būti ragas. Gerai, o 7 ir 7-1 važiuojusio Roxanne Park. Atsiboda jau čia su tais autikais važinėti. Kiekvieną dieną pirmyn, atgal, o jetu, čia. Toks jau tas susisiekimas čia tranzuotai nėra šansų. Čia žmonės antiek yra konservatyvūs, uždari. Gal kažkur kaimuose ramiai iš vieną kaimuką į kitą gali. Jo, ten stovėtum su ženklu, plys pavežkit, tai jų kalbą užsirašęs. Jo, bet kad šiaip tarp miestų keliauti, manau, kad jie čia labai daug laiką sugaištum. Kažkoks, aišku, atsirastų 1%, kuris tave paims, bet laiką atžvilgių tai tikrai neapsimok gaišti laiką tranzuojant. Tai visi keliausi autikais, traukiniais, dar liktis Korejoje nevažiavau, aplink Seulą nuvaręs pavažinėsim. O dabar sukčiu! Čia garsus yra krabų miestas, žodžiu, viskas viena apie krabus. Krabų, lobsteriai, kažkokie moliuskai, kriauklės, visas miestas, nėra ką valgyti, sakau, iš vis. Aš kai nevalgau tų jūros gerybių, man nelabai skanu, tai kur be nueičiau, vien krabs, moliusks, kriauklė, da kažkoks ten gyvis, žodžiu, nu jo, tai biški taip savo. Bajeris, girdit, yra stotelėse šildomi soliukai, sėdi už pakaliuks šil, kas gali būti geriau. Eina savo gerai, ką pasiėmiau antkaklį, nes žiauriai vėjuks pučia ir taip buvo, matot, gerklė skauda, kas dedas. Imuninė sistema nusilpus, čia jau mano yra, jau reiktų kažkada pailsėti, bet vis neišeinantis atrodo, šiandien ilsėsiuos. Atsikeliu rytą, pažiūriu orų prognozės, rodo šiandien geras oras, rytoj lietus. Nu į ką varau keliauti. Kitą dieną atsikeliu, nėra lietaus vėl. Į vėl. Nėra laiką pailsėti, žodžiu, visą laiką keliauju be sustojimo. Šiaip jau keliauju, aš nežinau kokius. Dabar taip be sustojimo jaučiu keliauju, nežinau, 6 mėnesius. Buvau biški čia pristojęs, bet šiaip tai jau tiek keliauju, kad jau aš nebežinau, kur mano gyvenims yra, kur kelionės, gal kelionės mano gyvenims jau yra. Kartais susimastau. Va, man atrodo, mano autobusiuks. Yes, thank you. Važiuojam. Let's go. Gerai, kad tik pusę puodelę kavos išgėriau tuos amerikano, nes jau jaučiu, kad širdikė kalatuojas. Nieka gera, bet to pačiu ir... Tuoj prasivaikščiosim biškį, atsigausiu, nes dabar taip... Jau horizonte kalnai matos. Nice. 다음 정류소는 설악산 소공원입니다. Ok, atvažiavom į kažkokį parkingą, kiek suprantu, čia įėjims į tą nacionalinį parką. Nemažai žmonių, aišku, kaip visada sistema, turi eiti pakraščiukais, čia dar kažkur, bet kalnai priekį jau stūksa, kas yra geras ženklas. Va, čia greičiausiai įėjims į nacionalinį parką, milžiniški vartai. Milžiniški. Gerai būtų kažkokį žemėlapį, va matau, reikia pastudijuoti, kur čia galim nueiti, ką čia galim paveikti jame. Žemėlapis, kuriame nieka neįsiaiškinsiu. Vėjuks kokia žiauruma.
Kiek mačiau iš nuotraukų, kad čia rudenį žiauriausiai atrodo, nes tie medžių lapai raudonuoji, geltonuoji, tai įspūdingai. Dabar biški tokia spalvų paletė dar rusva, sakykime. Bet svarbu pasivaikščioti, svarbu kojikės pramankštinti ir pabūt gamčikiai. Va, yra žemėlapis, biški aiškesnis. Ok, mes esam čia, iš čia atėjom. Taip, kokia aukščiausia viršūnė yra. Štuka 6. Tai va jaučiu šitą ir yra štuka 7. Ok, tai šitą reikia. Daechehobong Peak, Daechehobong Peak. Gerai, reikia įsiminti, judam. Aišku, būtų gerai daugiau pasidomėti, kiek laiko užtruks, ten bet ten, koks skirtumas. Jeigu ką, išgelbė su helikopteriu. 1 minute later. Čia yra kažkoks žemėlapis, nacionalinė parką, viską įsiaiškinu. Yra cable car, kuris neveik, nes žiauriai vėjuota. Yra belekiek viršūnių, bet visas jos uždarytas. Į nei vieną negalim užlipti, nes viskas yra, kaip ir minėjau, jau uždaryta dėl gaisrų. Liūdna, tai kažkoks yra žodžiu viens padaryts dabar takelis, kurį galim lipti, jau čia bus belė kiek žmonių, bet kadangi jau atvarėm, tai varom vis tiek pasižiūrėti, sakau, gamčikiai pabūti, geriau negu tam mieste ten trintis tuose gatvėse, toj žuvies, tam smarvė. Matot, labai netinkamų metų čia atvariau. Pavasaris, čia yra sausasis sezonas, kaip nebūtų keista. Visas upės, kiek mačiau, yra išdžiūvusios. Kaip tik atrodo, sniegai tirpst, kažkaip turėtų daug to vandens visur būti, bet va čia kažkaip atvirkščiai. Nu, čia yra mano klaida, nieko nepasidomėjau prieš važiuodams. Tiesiog pamačiau, kad pigus biletai ir užsihaipinau ir nusipirkau. Nu ką, bus dėl ko grįžti. Kaip matot, va, tasai lyns ir į viršų ten kyla. Bet dėl didelė vėja vėlgi mes nepatirsim šito malonumo. Aišku, kažkokios statulas, kažkokie monumentai buduliukui. Dar turim va ir karinį tokį monumentą. Pagarba kareiviam, kurie kovoja už Korėją, kiek suprantu. Nice. Nesu didelis fans aš tokių, bet ką, yra. Čia grinai pradžia žygių, nemažai šitą punktą. Yra takelių visokių, aišku, nei vieną negalim eiti. Dėl visų tų priežasčių, kurias ką tik aptarėm, liūdna. Toks turistinis. Bet matau potencialą, kaip čia gražu būna vasarą arba rudenį, kaip čia medžiai, lapai krenta. Medžiai nekrenta, lapai. Priėjom prie buduliuko, aišku, apkarstyts visokiais skambaliukais. Hello! Nelabai matos. Čia per garsiukai maldelės vyksta. Kaip visada šantina. Žvakikės. Tokie ritualai vyksta. Ir pats, aišku, ministras pirmininkas. Su visą deramą pagarbą, kaip visada. Ypatingai iškart būt prie kalnų šakės, aš nepekadžiu. Už tvoros, bet jau šalia vis tiek. Kas čia plytas, žiūrėkit, girdit, plytas padarytas su visokiais užrašiukais, gal čia stogą dengs po to ar kažką iš jų. Bajeris. Viskas. Kiek suprantu, išėjom iš to turistyną po biškį. Varom į žygį. Vienintelis keliuks, kuris yra atidaryts. Tai gali būti, kad bus daug žmonių visur. Kas gera, žuvikių nematyti. Tik tiek va vandeniukų, įsivaizduokit, pavasaris čia skaitos. Atrodo tokia sala, vien vandeniu apsupta, čia visur vien vanduo turėtų būti, bet va nėra. Į kitą pusę pasidairom. Dailus ten toks, girdit, kalnas tolumoj. Apšvies, toks net ne kaip kalnas, kaip uola. Akmenų krūva didžiulė. Nežinau, jau matos.
Bet atrodo, aišku, irgi ant jo negalėsim nueiti. Prieš išeidami į žygį galim dar iki Šventiklikės užeiti. Kai dežavu, čia buvom prieš kelias dienas, beveik tokiam pat. Išpidarasinta maksimaliai. O, yra skambals. Einam pažiūrėti. Gal netyčia galėsim bumti. Visur tie papuošimai. Nežinau, jie čia trumpalaikiai ar ilgalaikiai, bet atrodo įspūdingai. Homofobam linkėjimai, taip. Nesuprantu, varteliai kaip yra atidaryti. Galime vadinosi eiti. Ui, čia rimts. Čia rimts veikėjas yra. Rimts. Net neskambinsiu, žinokit, čia ne ta kultūra, kur gali juokauti. Iš tikrųjų net nejuokauti. Tailande budizme, tai nuėjęs į šventyklą, paskambini, prižadini dievukus ir viskas su tom gerai. Bet čia pas juos kultūrai, nežinau ką reiškia, nenoriu raganėti, man jie čia tokie konservatyvų žmonės. Taisyklės čia yra numeris 1. Tai kažkaip nesmagu čia kažkaip elgtis taip, kaip nepridera. Istorijos irgi ant sienų išpaišytas. Lamas, buduliukai, dievuliukai, kaip ir priklauso visom šventyklom. Viskas, žodžiu, vietoj, patikrinom, varom į žygį. Žygiuks prasideda. Nieka čia rimta, kiek mačiau, 3 km žygis į vieną pusę. Tai 6 kilometriukai. Neaišku, kiek čia aukštai reiks lipti, nepasidomėjau iki galo. Bet nemanau. Matot, visur uždėti tos juostas, kur negalim eiti. Tai viens takiuks kaip ančiukam padaryts, kur galim. Nu ką, judam. Nieko nepadarysi. Sistema yra sistema. Tiltuks. Koks vėjas. Nusiėmiau striukę, tai čia gali supūsti. Ragas gali susukti čia mane, bet rizikuojam, nes kitaip aš nežinau. Su striukė žiauriai karšta, be striukė šalta. Nėra kitos išeities. Tenka rinkti šaltį geriau negu karštį. Peliuks visą laiką pašuonį. Gal čia šituo slėniu ir judėsim. Nežinau, ar jūs atkreipė dėmesį ar ne, bet aš taip vien pensininkus matau, ne vieną jauną žmogų. Taip keista. Kai Šiauliuose atrodo. Pietų Korėjoje tikslas buvo užlipti aukščiausią kalną. Tai ačiū Dievui pavyko, bent vienas. Ir aplankyti visus didžiuosius nacionalinius parkus. Tai į 2 net nevariau, nes uždaryti. Ir į 2 ar 3 nuvariau, bet neleidžia juose, kaip matot, laisvai taip plavinėti. Tai biški nusivylims. Nuotykių atžvilgių prastokai. Tobuls baseiniuks išsimaudimui. Bet žiauriai šalta visų pirma ir visų antra. Per daug dėmesio, kur tu čia? Čia žmonės mane šiaip pamatė, šokiai yra. Jeigu dar maudytis pradėčiau, tai iš viso. Reik nedurniuoti. Ir šiaip sergu čia, reik nedurniuoti. Kaip nice. Pavasariuks. Panašu labiau rudenėlį, bet tai yra pavasariuks. Oba. Viskas išdžiūvė. Kiek buvau ant žemėlapio prieš atvažiuodam susidėjęs krioklių, kiek noriu aplankyti. Bet čia nėra šansų. Nėra tiksla, net negali iš tikrųjų prie jų nueiti, nes viskas uždaryta. Ir visų antra nėra vandens, tai kaip ir didelė tiksla nėra varyti. Oi, reik biški pačilint, kadangi daug laiko turim. 1 minute later. Atsigaivint reikia. Šiaip nėra iš tikrųjų toks šaltas vanduo, kaip galvojau. Pagaliau biški vienu žingsniuku arčiau gamtos. Iškart nuo tai iki 10 000. Reikia ir mums gal priskiuko uždėti. Pirsti. Bajeris tame, kad neturiu vandens iš viso.
Tai tikėkime, kad susisuksiu greitai, kad ir kaip norėčiau čia čilint, vis tiek nemoku, aš lėtai prigaunu save, ką vėl. Vis dėlto į tą kryptį ir einam link tų olų. Nice. Pažiūrėkit, koks gruožis prieš akis. Tikiuosi pavyks ant viršaus užlipti. Tikrai labai sausa. Pilna tų spygliukų, šakykės, visas tokias jau išdžiūvusias. Dabar suprantu, kodėl neleidžia. Gal čia bet koks nukritęs stikliuks, kancaras gali įžiebti gaisrą. Kas čia dabar? Neaišku, kur veda. Visi eina ten tuo takeliu. Bet aš radau šitą, kuriuo nieks neina. Ir jis neuždaryts. Reikia išmėginti. Ženklai kažką sako. Viskas aišku. Menai kokie milžiniški. Ten koks dūma, what? Kaip toks? Giga, ultra, mega, super, duper, bigis. Wow. Jaučiu didesnę puntuką, dar nesu matęs. Palyginimui. Čia fotkinimo svečiikė kažkokie. Kiek įtariu. Bėlė kiek žmonių. Gamčiakė ledas. Kalnai visur horizonte. Tobula. 1 kilometriuks dar lika. Laiptukai. Dar niekur kalnuose tiek daug laiptukų nesulipęs kaip Korėjui. Visur padaryti laiptukai. Biški tokia danga, pusiau lentas, pusiau akmenukai. Sugalvok tu man taip. Į viršų, į apačią. Tylu, ramu. Galim biški pasidžiaugti, tyla. Be galo. Nors jau matos viršūnės. Manau, kad kažkur čia ir kilsim. Nebedaug belika, 100 metrų, gal daugiau. Ragas. Nebedaug belika. Jau kartuoju, tai 1,5 valandos. Net ta uola prieki vis didėjai. Pažiūrėkit, kokį gigantiškumą. Biški vėl tokiais. Biški tokiais. Duot kojikiam pailsėti. Įdomi čia tokia danga padaryta. Aišku, kad neslystų viskas aišku, bet šiaip įdomus toks sprendimas nematyts. Koma. Dar į viršų. 0,5 kilometro dar lika eina savo. Galvojau, kad čia kažkaip greičiau bus. Nuvertinau šitą kalniuką biškį. Jaučiu, va, tie prieki kalnai, kur būtumėję. Jeigu net tie gaisrai prakeikti. Važiuojam, Justuli. Čia tavo reikalai. Tai, ką tu darai kiekvieną dieną savo noru. Opa. Zigzagiukais tą uolą eik. Nebedaug, dabar jau tikrai. Wow. Kas gali būti geriau už kalnus, ką?
Pasakykit jūs man. Vėjuks koks žvarbumą prapučia, jeigu susirgčiau kokiu, nežinau, meningitų, plaučių uždegimų, peršalčiau, gripų, visais tais, tai net nenustepčiau iš vis. Bet negaliu būti sustriukę, nes prakaituoju, kai veršis, grinai kai veršis. Kojas tai pas mane šlapės visą laiką, sakau, iškontaminuotas visiškai. Tik įkišu į batus tą pačią sekundę, jau viskas. Tokie seksi uolas. Riečias, kuots tiesiog. Wow, jau beveik pasiekėm viršų. Tas beveik jau kokią valandą tęsės, bet vis tiek. Smagu, kad esam jau tuose viršūnėse. Įsivaizduokit, gal čia kažkada prieš milijonus metų tekėjo vanduo tarp tų akmenų. Kas čia dabar žino? Kas čia dabar žino? Potencialiai ten galim lipti. Bet tiek daug žmonių, vėlgi už manęs ir viršui, tai net nerizikuosiu, čia per daug dėmesio baigtų. Kažkas da paskūs, da kažką čia, ne šitą šalis juokaut kažkodėl. Sankryžikė priejom, gerai, einam pirmą čia. Vis tiek į abi pusės nueisim. Nice. Ar tik ne ten apačiuoj tą šventyklą, iš kurios atėjom? Wow, tadam. Kaip ir finišas, bent jau šitoj pusėj. Čia gali filmuoti ir filmuoti, jau viskas aišku. Biški tokiu rakarsu, biški prizūminus. Saulutė pasislėpė, iškart šaltis apėmė. Reik pumpuoti, čia ilgai neprisėdėsi. Einam į kitą pusę. Pasigrožėt gamčikį. Jūra visur matos. Gal ten ir yra mano miestelis, tas Sukčio. Sunku pasakyti, aišku, bet gali būti, gali būti. Dar vieną stotelę ten, bet jau nebeisim, čia tas pats visur. Vaizdai visur tie patys. Ahujėlį. Biški pačilinam, prakaičiukai išsidžiovinam. Tikėkime, kad vėjas nesupūs. Ilgai nebūsim. Reiks kažkur toliau pumpuoti, leisimės į apačią. Net nežinau, ką čia toliau reiks veikti. Grįšim greičiausiai iki miestą, nes iki kitur važiuočiau vėl po 5 valandas. Pasitrinsim po miestą, kažkur varysim papietauti. Viskas, manau, čia tokie šiandienos nuotykiai. Čia iki turgaus nueisim, va, to žuvies turgaus, kur nėra ką valgyti. Vakar buvau, galvoju, nusipirksiu kažką pavalgyti. Nieko nėra, vien visokie krabai, kalmarai, nu žodžiu, pamatysim. Gal ką nors netyčia rasim. Skrendam į apačią. Easy, čia tai easy. Kaip visada, visi šokia, kad aš bėgu, bet jie neaugi nežino, kas yra gravitacija. Paprastai atsipalaiduoji tas kojikės kažkaip. Cap, 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 cap. Hop, 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 hop. Aišku, reikia neprisimandravoti, nes jeigu nusibildėčiau į apačią, būtų ne kažką. Bet kas man jaunam? Ui, nežinau, da iš kur raugalas atsiranda, nes gerti taip noriu. Kavikės neįtemą rytą atsigėriau, ištika vos nebeveik panikos ataką, suvaldžiau kažkaip, bet atsigerti taip ir nenusipirkau, tai jau pučikės ir renkas žiaurus, kaip tokie. Kaip matot, skrendu tiesiog, nėra lygių. Smagiau būtų, visokius triukus išdirbinėjau. Kaip kitaip praskaidrinti savo nuotaiką, jeigu nėra adrenalina, nėra ekstremą, tai reikia pačiam pasigaminti ant lygios vietos. Sąlyginai ant lygios vietos. Pavargau bėgti, bet gravitacija stumi prieki. Iš tikrųjų tai reiktų neskubėti, nes nebus ką veikti. Nežinau, į miestą grįšiu, tai ten liūdnoka. Pasivaikščiosim, aišku, apžiūrėsim, gal kažką rasim, kažkokių nesąmonių, biškį surrealizmą. Bet šiaip tai manau, kad liūdnoka. Čia tie Korėjos miestai nesutverti yra turizmui, čia jokių atrakcijų juose nėra. Žuvis, krabai ir viskas, autobusai. Kol kas aš tai tiek pamačiau Korėjos, man toks įspūdis yra apie Koreją, kad grinai yra nesutverta turizmui. Keli nacionaliniai parkai, jo, bet be jų
Nu, manau, Seulas jo, aišku, kaip ir sostinė, kaip ir minėjau, jau ten visko bus ir muziejų, ir parodžikių, ir kažkokių atrakcijų, bet viskas. Kas čia per kažkoks muziejus, švents vandeniuks. O, neaišku, čia jį gerta praustis. Einam apžiūrėti. Šventiklikė kalnuose. Minkšta danga tokia. Wow. Da, skirtinga šitos statulikės. Aišku, biškė elektronikos. Eilinį kartą su visą deramą pagarbą buduliukui. Apsimoviau bačiukus, viskas išėjau, paklausiau, sakė, čia geriams vanduo. Taip tuoj prisipildysim pagaliau savo gertuvę ir galėsim atsigerti. Ir bajeris, teks atsisveikinti su savo kelniam, ką tik supratau. Toks jau bomža, aišku, gyvenims, bet tiek atidrožių. Žiūrėkit. Pautai laukan lent, biškis arma, tai vaikščiot. Gal liečiau, gal dar damus šitą kelionę, bet jeigu šis iškris kažkurią dieną kiaušinį, tai ką žinau, apsisaugoti, ne save reikia apsaugoti, bet aplinkinius reikia apsaugoti kažkaip tais. Tai teks kelnes pirkti nejaugi, what the hell? Gal jau. Jeigu apsitriesiu arba kažkas atsitiks, žinosi nuo ko, nes šiandien neaišku iš tikrųjų ar geriams vandeniuks. Ta močiutė paklausiau, parodžiau, tipo, ir rodo, bet pati negėrė. Ką žinau, ant tiek buvau užtroškęs, kad nebebuvo skirtumą. Nejaugi dabar varyti, teks kelnių pirkti. Iš tikrųjų tai jau kaip nebesvarbu, nes šiandien yra paskutinė mano diena, kai varau į gamtą, į nacionalinius parkus. Ten dar kažkur dabar varysim į Seulą poryt, gal ir Seulė, tai jau ten nebėra skirtumą. Gal ten rasiu kažkokias nusipirkti kelnikės, pižaminės. Nėra skirtumą, reikia kažkaip atlaikyti, nešvaistyti babkių bereikalingai. Nėra čia taip šilta, kad su šortais varinėti. Ir taip apsisnargliavęs jau judu kuosijų, karončiai. Teraflų geriu kiekvieną vakarą. Wow, da to nėra buvę. Gerai, kad senelis yra išmokęs šitą. Išputi. Pupti. Ramu. Voveriuks. Nebijai šils vos praeiga, kažką valga, griauž. Kažkokius riešučiukus, vėl nežina, šiukšlės gal. Viskas, grįžom į takiuką, baigti laiptai, baigti akmenai. Tiesiai dabar iki vėl to informacijos ten centrą, iki pagrindinio to punktą. Gal rasim kažkur atsigerti arba čikės ir sugalvosim, ką toliau veikti. 1 valandą dienos, gal kažkur papietauti reiktų nuvaryti, jeigu rasim ką valgyti be krabų. Ir jo pavalgyti ir autiką greičiausiai vėl šoksim, grįšim į miestą, pasivaikščiosim po miestą. Ir nežinau, netgi gal anksti šiandien baigsim dieną. Oi, koks dailus rudenėlis. Pavasaris tiksliai. Kaip tų pristatyta bokštelį visokių, netgi tokių didelių yra, jau kažkas turėjo rimtai pasidarbuoti. Varom arbatėlės, nes gerkliai ragas. Pilna čia šiaip tų kavinikių pašonėse, bet manau, kad čia kadangi turistins, tai visur labai brangu. Reikia įti arčiau autobusų stotelės. Taip atrodo senovinis tasai, kur kilti. Užrakinta, aišku, kurva. Tai koks įdomums, kam jis čia tada iš viso stovi. Nei kažką pamatysi, nei ką. Tadam, oficialiai žygis baigtas. Čia kažkokia atrodo biški pigesnė girdi kavinikė. Gal reikia atsisėsti, užkrimsti. Suvenyrai, kavinikė. Liktais yra valgyti. Okay. Nufotkinu, bandysim įsiaiškinti. Hello. Hello. Can I have this? Oh, todo kui. Yes. Thank you. Your pig. Yes.
Jas. Žiūrėsim, ką čia gausim. Nufotkinau paveiksliuką, sakau, duokit man tą patiekalą. Valgoma, nevalgoma, išsiaiškinsim, bet kuriuo atveju. Užsisakiau arbatėlės, kas labai svarbu yra mano gerklei šiuo metu. Ir maistuką, kas yra labai svarbu ir mano sprandukui. Nuo šios akimirkos, kai pavalgysiu, tik gerės. O girdit, burbuliuoja čia mano ta lėkštė. Nežinau net ko tikėtis. Bet kimči, kaip visada, fermentuotas daržovės, buljoniuks jaučiu bus krabų. Ir čia jau neaiškus, jau siurprizas, sužinosim neužilgą. Slėpti ne kažką. Dumplas. Tai čia va tas va. Niek neaišku. Eilinį kartą keliam tostą, šį kartą už praplyšusi klyną ir už nesklandumus, bet kad išliktume gyvi. Būkit sveiki, svarbiausia. O, imbierą arba čikė, tikėkimės girklikiai padės. Vsio, lėkštės ištuštintas iki mažų dalelyčių. Šiaip visai neblogai pavalgiau, kaip kad neaišku, ką valgiau, visą šaknis kažkokias daržovės, jeigu galim tai pavadinti daržovėm, tokias neaiškių konsistencija, kažkas žodžiu trašk burnuoj, nieks neaišku, aš vadinu šaknim čia. Gyvulys, čia šito jaučiu kultūroje negali raugėti, jaučiu, da, nemačiau nieko raugėjančią. Kas toliau? Viskas nuveikta, ką norėjau nuveikti, galvojau, žygiuosiu visą dieną, įsijautęs, kokias 7 valandas, 3 valandas pažygiavau. Apakęs esu. Ble, žmonės iš karto žiūri, taip žmonės žiūri mane, da čia kai raugiju, tai iš vis jie galvoja kažkoks varlėgyvis čia atvarė. Žiūrėkit, mano autikiuks dar, gal lauk manęs. Sukčiau? Okay. Kem minučių į priekį, kem minučių atgal ir 3 valandas haikinimo. Nu čia labai prastas ryšių, labai prastas. 다음 정류소는 Okei. Šlipau kažkur belekur, kadangi turim visą dieną. Nu koks tas visą dieną? Dabar yra 2 valandas dienos. Čia visą dieną tikrai nežadu aš smaukytis po tą miestą. Biški pablūdysim, biški pasivaikščiosim, paieškosim nuotykių, rasim, nerasim, čia jau klausims. Ir jo, ir baigta dienikė, jau pagrindinis nuotykis vis tiek įvykts. Kada čia nuo 8 atsikėliau, 9 išvariau, žiūrėk, dabar jau 2, gerą pusdieniuką žodžiu. Čia jau kažkur grybauju skersgatviukais, bet kodėl ne, einam apžiūrėti reikia ir tuos, kaip vietiniai gyvena. Man tie patys smagiausiai yra, eit skersgatviukais ir pažiūrėti, ką žmonės juose kaupi. Galiu pasakyti, jeigu pasislėpi ant pavėsiuko, taip žvarboka. Visgi 12 tik tais laipsnių, čia taip esu išsiplikinęs, gal jums atrodo, kad čia vasara. Nepūkit apklaidinti. Matos jūra tolumoj, pušinėlis ir jūra. Judam. Kažkaip viskas pusiau apleista atrodo. Sakau, ta Korėja kokie keista yra man tai. Apakęs esu. Nesitikėjau prieš atvažiuodams, kad jina va būtent va taip atrodys. Daug tokių ženklų visur. Jeigu tsunamis įhitintų, yra tam tikras evakuacijos vietos, kur gali žmogus pasislėpti ar įlysti vidų ar užkilti ant stogą, tiksliai nežinau, bet pilna ženklų. Matyt, čia Korėjoje ne pirmą, ne paskutinį kartą įhitin, jie karts nuo kartą primint, kad tokie yra. Taip, atėjom beveik į pušinėlį. Tik tais dar nerandu, kaip čia per tą tvorą reikia perlipti. Ai va, bus įėjims. Matau, kažkoks šiukšlius vaikšta. Eiktų. Ledas. Tik šalta, tuoj reikia stotis ir apsirengti. Ant kiekvieną medžią yra skaičiuks, visi sunumeruoti, gal kažką čia reiškia. Pažymėti, visi iki vieno. Netingėk tu man.
Tadam. Tadadadam. Štai prieš akis jau ir jūra. Turistų nemažai. Smėliuks, viskas kaip ir čiki-piki. Tik kad man dar didelį atstumą reikėtų. Aš nežinau, ar noriu tiek daug jėgų atiduoti. Eit palei smėlį. Racą iško apžvalgos, į kurį tikrai neįsim, nes jaučiu brongų. Žiūrėkit, kas atplauk kartais į pajūrį. Nežinau, ką čia rašo, bet įtariu, kad baltasis ryklys karts nuo karto užplauk. Galbūt, kai 6,5 metrą dydžiai yra. Va čia nieks neaišku ir nesužinosim. Kažkokia aikštė. Gražiai atrodo prieki, ten kalnai matos fone, rūkė dingsta. Bet jaunų žmonių trūkums, pensai vieni vaikšta. Gal visi jauni žmonės, kaip sakiau, dirb tokiu metu. Tai vaikštų aš ir pensai. Visuose šalyse yra po balandininką. Kiekvienam mieste jaučiu netgi įtariu. Tai čia va Sukčių miesto balandžiorius. Toks jau liets. Eiktų. Reiktų hebrai į Indiją arba Nepalą nuvaryt, kad suprastų, kaip iš tikrųjų turi tie ratai suktis. O aš gudruočiu savo, išlipau kokį 10 stotelių per anksti. Dabar jaučiu kokią valandą reiks eiti. Bet laiką turim, pasivaikščiodami gal per tą laiką, kol eisim kažkokių nesąmonikių užmatysim, va karts nuo kartą kažkokį surrealizmą galim užtikti netyčia. Visa gatvė 3 kilus dabar tiesiai šutinti. Nuotikių nenusimata baisiai čia šitoj gatvėj. Ir tadadadam. Užlipom ant tiltą. Visą miestą panoramą. Man atrodo, čia naujasis miestas yra. Ir dabar varom į senąjį. Mano hosteliuks yra senamiestį, kaip jeigu čia galim tai pavadinti. Niekur nesiskirti, tik tais, kad daugiau tų dėžių pristatyta nauja mieste. Vienas žmogaus nėra besimaudančiai. Gal čia netinkama vieta, nors šiaip tokie gražus plėžiukai. Ribokų tai matau yra, bet besimaudančių nėra. Gal čia ruonių nepopuliaru būti. Prieinam dar vieną tiltą. Čia jau nebe į temą, biškį judu kažkokią autostradą mini. Niek. Sukam tiesiog kilometražą, ką jau geriausiai sugebu. Negalėjom prisukti kilometražą kalnuose. Prisuksim mieste, kokią problemą. Kada pasimokysiu, kad reikia taupyti kojas. Bum. Milžiniškas. Konstrukcijas rimtas. Jau panašu čia į miesto centrą, jeigu tai galim pavadinti miesto centru. Viskas, aišku, kaip visada taip pat. Tik kad daugiau veiksmo. Daugiau babų. Paslampinėsim. Noriu nuvaryti iki to žuvies turgus. Greitai apeisim račiuką. O čia klausimus, kur reikėti. Čia klausimus. Kit patys matot. Ramybė. Drabužiukai ir maisteks. Man tai neaktualus, nei tas. Kelnių kaip ir reiktų, bet nežadu tikrai ieškoti, nebent jau grinai akis pamatys. Žiūrėkit, iš karto ant tų žodžių. Žaminės kelnių, o Jėzau, kokias storas. Ką čia pardavinėjai, vaisiukus? Nieko gera, nėra vaisiukų. Yra tokias braškios, bet jos kai netikras atrodo. Neįsivaizduoju, kiek jos kažkai kainuoja. Gal reikia paragauti, būtų sarmata neparagauti nieko. Nė vieną vaisiuką, minimaliai valgiau čia tų vaisių. Obolį gal irgi reiktų paragauti. Nusipirkau braškių, nežinau kiek išleidau. O turgus prasideda. Vien žuvikė, kaip matot, žuvis. Žuvies vidus, žuvis gyva, žuvis mirusia, žuvies vidus. Eichtus, džiovintas, rūkytas, kokias tik norit. Kvapiuks, aišku, patys galite įsivaizduoti. Kalmariukai, klasika. Krabiukai, aišku. Jie čia kaip žuvėjiedžiai yra.
Kur tu čia nebūsi, aišku. Gyvi dar krabiukai juda, oi. Tai va taip va atrodo žuvies turgus, jaučiu visur pasaulyje taip pat atrodo, tiesiog visur daug žuvies. Kas čia? Kas čia? Kelnikių vis dairaus, bet visas tokios arba bobiškas, arba žiauriai šiltas. Man paprastų tiesiog reikia pižaminių kelnių. Pačias pigiausias, kaip Tailande, būn su drambliukais. O, kiek šviesos, kiek žuvytis, blizg viskas tiesiog. Akis nori visko. Ne. Tuščia tokie. Nu, tikrai man nesinori nieko. Ant kiek davolins aš esu, žinokit. Čia yra viena iš tų šalių, kai aš einu ir nieko nenoriu. Aišku, daugumoje taip pat ir visur aš keliauju, žinau, kad jau reikia būti ramiam, čia nepripirkinėsiu visko. Nei lauktuvių nieko neperku, nei savo, nei kitiem, patys mato. Nėra čia ką pirk, vien žuvis. Kaip krabo prifarširuota, ar kuo čia tokių. Buvo stelvgeziukai. Bet milžinai eina, man jau gaila, iš tikrųjų. Kažkodėl čikeniuko negaila, taip, bet aišku nesu matęs, kai jeigu būtų gal čikeniukai taip sumesti, būtų irgi jų gaila. Kol kas nusipirkau tik braškių. Daugiau nieks netraukė. Kelnikių buvau biški porą pačiupinėt, bet žiauriai lieva medžiaga, kepuriukai, gaidys, nieko nėra, ko norėčiau. Ledą norėčiau kokią, bet irgi visi kažkokie neaiškus. Viskas šioj šaly neaišku. Išlindom pagaliau, čia kokį 15-20 minučių buvau pasiklydęs tuose turguose. Žuvies kvapiuks nepakeliams. Ką čia gamin? Korn kažką jau bus su kukurūzu, duona, bulka kažkokia. Nieks neaišku, atrodo visai nieko, bet mistika, ką čia su to bulkos gabalu reiktų daryti. Šiaip būtų gerai nusipirkti, ką nors atsigerti, kažkokią nesąmonę. Ir gal kažkur prisėsti, suvalgyti tų braškikių, pasirodo dar nesibaigė. Va tokius, va visokius čia kažkokie, sakau, skrandžiai, kepenis, vien žina, tokius visokius čia valgau. Jau vietiniai kažkaip siečiai, priekybininkai, močiutės, pardavinytas, jūros gerybės visokios. Jūros gerybės turiu omeny ne tik žuvį, bet visokius ir sakau, kažkokios šaknis, lapus, žuolės, vėl žinot, nežinau pavadinimų, dažniausiai nežinau, ką valgau. Čia baigsis kažkada tas turgus, ar ne? Jau kai galvau, ką baigęs, vėl įlendo, atrodo, į jį. Gaila man čia tų kalmariukų visokių, įkis milžiniški, maišiukuose, jie čia čilina, įkt. Šaldytuvai, klausyt. Žinot, ką dar dabar pastebėjau, kad motorolerių čia jau beveik iš vis nebėra. Keli, sąlyginai nebėra. Palyginus, kiek yra ten Tailande ir dar kažkur pietryčių Azijoje, čia beveik nebėra. Matyt, jau čia daugiau šalčiai yra, daugiau šalčia vėja, nebepopuliaru. Lietkių nereik, ant kiekvieną kampą būn kažkokie gėrimų parduotuvikės, bubblegums, visokios kažkokie smūčiai. Dabar, kai reikia, nėra niekur. Einu. O, kaip gražu. Ar tik čia nebus tobula večikė sulėst braškių? Aišku, kaip specialiai nėra kur atsisėsti. O, soliuks. Bent paragaut, braškikė, bent paragaut. Čiukai. Ant tiek nieko iš vis nereaguosi. Kaip toks užignoravimas. Jis specialiai nusisuka nuo manęs. Bent prisilieskim. Opa. Pagirdit, žiūrėk. Atrodo tai nesveikai. Bet kitą kartą tuos, kur taip žiauriai atrodo, būn nieko gero. Ragaujam.
Kitokia biški skonė, bet žiūrės. Jaučiu kaip triesiu. Oi, kimariukas. Žodžiu, hebra, viską priveikėm šiandien jau ir pavažinėjom, ir po kalnus pasivaikščiojom, ir pavalgėm, ir pašmirinėjom, viską, žodžiu, priveikėm, ką galėjom priveikti. Nenoriu čia viniuoti į vatą, nuotykių šiandien jau greičiausiai nebebus, neišeis čia jų išpešti. Daug kartų jau kartuojaus, kad čia šita šalis yra netinkama ieškoti nuotykių, taip kad manau, kad mes atsisveikinti, ką viską priveikėm, ką čia dabar vaikščioti priekį atgal tuose gatvėse, nei jum įdomu, nei čia kažkokių, sakau, mantryščių pamatysim. Taip kad negaištam jūsų brangaus laiką, ačiū, kad žiūrėjot, laikai, šerai, skraibai. Ai, dar pamiršau pridurti.